Labas. Pusrytinis receptas toks. Išvirtos avižos su linų sėmenimis. Įmaišau brokolį. Kalafijoras. Ir razinas. Pabrinks dar. Aš apsitvarkysiu palapiniai. Pasiruošiau išeiti iš palapinės. Tada bus pusrytėlis. Kelnes šlapios, buvo per daug nemalonu užsidėti, bet galvoju vis tiek reikia iš anksčiau užsidėti, kad šiek tiek pradžiūtų ant savęs. Jau apsimetęs. Manau, ir pusryčiai pabaigė išbrinkti. Žiūriu, kas laukia dedasi. Lygtais buvau vieną kartą pradaręs, tai vėjas pūtė. Taip, vėjas pietinių krypčių. Vandenyną turim. Norvegų jūra ir Atlanto vandenynas. Skaitant informacinį stendą apie šią salą, tai perskaičiau, kad uolienos šitoj saloj yra palyginus daug jaunesnės negu su visos Norvegijos kalnais, ir uolienomis. Jos tokios lyg patys, matot, ir akmenys, tiesiog yra viduje, bet jis taip pat kaip susijungęs visas į uolieną. Tai įdomus dalykas. Tiesiog atrodo paprastas akmuo ir jų tokių daug į vidų įlindusių. Neįtikėtina. Visiškai atvira vieta. Tokią norėjau pamatyti. Visiškai atvira. Kiek jokių salų nėra, tiesiog didelė platybė. Jokių salų, tik vandenynas. Kažkur Grenlandija toli, kažkur Islandija, bet už 1000 kilometrų. Neįtikėtina suvokti. Tiek, kiek nuvažiavau, dabar atėjau prie 1300 maždaug nuvažiuota. Ir tokį atstumą pridėjus tiesią liniją į tenais, nieko nebūtų, tik tais vanduo, tiek į ilgį vanduo, tiek į gilį nueitų bele kiek. Tai net neįsivaizduojamės plotmės čia. Tiesiog maža kruopelytė čia esu. Bet aš esu čia. Sunku patikėti. Sunku. Neįtikėtina. Yra uola, išlindo. Bam. Dabar visą po vandenį. Eina savo. O ta uola tokia didžiulė atrodo. Pusė namų kokio. Ir nėra tiesiog.
Viskas pagaliau ramu. Atvažiavau į vakarykštę vietą, kur yra vakarį, kur atsikėliau. Dirba čia parduotuvė Joker, tai truputį ir skanėstų užsipirkau. Švenčiauju ir yra dar 2 valandos iki kelto. Kelsiuosi į Furę miestą. Atvykau iš Askval, dabar kelsiuosi į Furę. Ir tada varysim jau į pietus, link Bergeno. Bet nežinau, ar Bergene lankysiuos ar ne, iš tiesų. Bet važiuosim į tą pusę. Dabar yra be 10:11, man keltas be 10:01. Pirmą noriu pavalgyti, atsigauti, nes taip lietus davė. Ir vėjas siaubuminis. Ačiū, sakau Dievui, kad tik tais iš pietų vėjas. Tai bent šilta važiuoti tada. Nu, toks šiltas vėjas, apie 14 laipsnių laikosi ir su basutėm važiavau, tai nešalau. Kojas ir be pirštinių važiavau, rankos irgi nešalo. Pabandysiu ir video pradėti montuoti kažkiek. Jeigu nepasiseks daug sumontuoti, tai pabaigsiu į tam Furę jau atvaręs. Arba keltas apie valandą, tai ir kelti. Tas oras labai patiko. Iš tiesų toks ekstremalus, toks visiškai atšiaurus. Nepalyginti, kad važiuoju ramiai savo Lietuvos keliukais. Čia atrodo vėjas žiauruminis, lietus ir kalnai aplinkui. Taip neįtikėtinas vaizdas, yra vandenynas visur, jūros tos. Viskas, paliekame salas, kur vakarą atplaukėm. Dabar link Furė miesto ir tada į pietus judėsim. Vaizdas pro langą primena jūros periodo parką. Apsiniaukia ant kalnų laiko debesis, tik tais tokie. Jūra, oho. Važiavau į Furę miestelį. Keltas tai greitai čia. Aš išlipau, kiti suvarė dviratininkai keli ir viskas išvaro. Tai viską darant, tu turi būti toks tikslus, taip nieko nepamiršti, viską iškart, kiekvieną kartą apeinant apsižiūrėti reikia. Nes nieks tave čia nelauks, paima ir išvažiavo ir viskas jau. Tai jo, greit viskas susidėjau, pum, kaip ir nieko nepamiršau. Niekur nebuvau palikęs. Tai jo, tikiuosi nieko nepalikęs. Greitai čia keltas, 5 minučių net netruko, kol pabuvo stoty čia. Furė, tai galvojau miestelis bus, bet nieko čia nėra. Teks važiuoti per lietų. Minsiu su sandalais, bet dėsis pirštinius. Žiūrėsim, nu parduotuvė yra už apie 7 km maždaug, tai joj stosiu papietauti. Nesinori gamintis, bet tiesiog nusipirksiu kažką ar jogurtą kokį, ar skanėstą kokį, pavalgysiu. Deduosi guminės pirštinės. Visai gerai jos laiko. Svarbu viduj šitų pirštinių nesušlaptų. Nes jeigu jau viduj čia sušlaps, tai tada jau šakės jas džiovinti. Nu, ant tokių prastų orų tai iš vis nedžiūna, o ant gerų orų vis tiek reikia porą dienų tai džiovinti. Trumpas sustojimas pavalgyti darau. Lauke lyja, oras išlieka žiauriai prastas, bet užtat šilta. Su sandalais minu, bet nuogom kojom nelabai gerai, nes jau jaučiu, dešinę koją pradėjo šiek tiek trinti, tai gali paskui pūslę susidaryti. Tai darysiu taip, kad kojines užsidėsiu ir tada jau šlaps tos kojines ir su jom važiuosiu jau tiktais. Nu ir su sandalais, nes nėra šalta. Nusprendžiau pasilepinti truputėlį, tai nusipirkau tokį Nougat kremą. Nougatį. Dėsiuosi į kojines, gal ir neatrodys pats geriausias vaizdelis. Bet išeitis visada yra.
Gerai. Vėlgi apėmė miegas po pavalgymo. Čia, pastovus dalykas. Pavalgai, šiltoj vietoj dar pabūni. Viskas, reikia miegoti po pietinio miego. Dar vieną sistemėlę sugalvojau, kad rankos nešlaptų, nes praeitą kartą važiavau tiesiog su pirštiniam ir nebuvau užsidėjęs šitų užtraukėjų. Tai man striukė sušlapo rankovės ir iš vidaus sušlapino pirštinės. Ir tas vanduo ėjo gilyn ir paskui visa pirštinė sušlapo taip po truputį. Tai dabar pasidariau taip, kad nebūtų atsipalaidavusi. Vat susiverži taip, tada visa prisiglaudusi pirštinė, o rankovė kabo savo. Tai vakar minėjau, tai išgelbėjau. Manau, ir šiandien pagelbės. Kol kas nėra labai šlapia viduj, gal truputį tokia drėgmė jaučiasi. Bet gali būti dėl to jaučiasi drėgmė, kad įdedu šiek tiek drėgnas rankas. Spėju, čia tolumoje žuvų ūkis. Tiksliai nežinau, bet jeigu kas žiūrinčių žino, kas čia tiksliai yra per apskritimas, jis kaip ir jūrai, čia įlanga tokia. Tai parašykit komentaruose, sužinosiu. Lietus nurimo, simečiau ploščių, tai daug gaiviau mintis. Bet atsidaręs visas ventiliacinės sistemas, čia pažastis atsisega. Pas mane abidvi, tai atsisegęs ir iš apačios striukė gali atsisegti. Tas patogu ir dar kojose, va taip atsisega, tai visai vedinasi. Kai silpnas lietus, galima ir taip važiuoti, užsidėti kapišoną, šiek tiek prasisegi, irgi gerai. Bet striukė nelabai atlaiko lietaus. Gale ant kapišono ta membrana striukės yra šiek tiek prairusi. Tai leidžia. Šitą, jeigu didesnis lietus, jau reikia lietpaltį dėtis tą papildomą. Prastas orelis lauke, prastas ruduo. Visai šalia to terminalo įsikūriau, jis gal už porą šimtų metrų į tą pusę. Yra pasirodo ir laukiamasis, tai rytoj varysiu tenais video sumontuoti. O palapinė pastatyta šiandien nestandartiškai, teko mazgus panaudoti, nes ant tokios skaldos kaip pasistačiau, tai nėra kaip koliukų susimeikti, o lietus lyja, norisi šiek tiek įsitempti. Tai va, čia tokį įtempimą padarėme, kad čia nesusidarytų tokia bala, tai įsitempė, nes jeigu neįsitempė, va taip iš karto va tai būna. Dabar gerai. Šonai sutempti, vienas čia pririštas radau virvelą, kitas čia su plytgaliu ir gale ten irgi su akmenim. O čia ant tokio varasto įtempta irgi. Tai va taip šiandieną, faina ir su mazgeliais pasižaidžiau truputėlį. Viskas, lendu į vidų, gaminuosi valgyt ir autos. Pavalgiau šokolado, truputėlį jėgų atgavau. O šiaip LRT opusas groja per telefoną, tai šiaip fainiau užsinorėjau šiandien pasiklausyti, dar neklausiau kelioniai. Tai pabus, kol čia gaminsiuos. Ir jo, kažkaip jaučiuosi pavargęs toksai, apsnūdęs. Gal reiks nuarkę apsižiūrėti, tikrai, gal kažkur yra. O ir šiaip šiandien, sakau, prastai gal taip mėnesį. Nu, mėnesį normaliai, bet oras toks prastas, tai taip nuotaika tokia. Visur čia dar šlapia, po truputį džiūna. Na ką, iki rytojaus atsisveikinu ir tiek iš šiandienos video. Turim, ką turim.
Ate.